buvau truputį apsipirkt. Turim tiltą, kurį bandysim pritaikyti šitą kėbulą. Neaišku, kaip seksis, bet tikiuosi pavyks. Tai sprendimas yra M4 tiltas, nes originalų yra brangu pasidaryti. Paskaičiau, kad jeigu daryt originalų tiltą ir sudėti viską, kad laikytų daug, žiūrint į ateitį, tai gaunasi apie 10. Tai planuoju, kad šitas gausis 10 kartų pigiau. Ir dar vienas pliusas jo, kad jisai yra vamzdelinis. Tai bus paprasčiau jį prisitaikyti, nes kėbulę negalima keisti tilto tvirtinimo vietų, bet bus galima šitą pakoreguoti. Ir kas žino, kas net, pusašiai diffas laiko daug. Vienintelis minusas yra diffo perdavimas, nes yra tik vienas. Tai pasikeisti kitą perdavimą jau yra problema. Bet tačiau dėsim, žiūrėsim, bandysim ir gal bus gerai. Tai sveiki, sveikinuos vėl iš garažo, keletas update'ų. Pamiršau nufilmuoti, nebuvo kada, bet tiltas jau kabo, kaip ir beveik savo vietoje, šiaip reikia susižiūrėti dar aukščius, čia įsidėjau tokius intarpus, prisikabinau, kad pasižiūrėt, kaip su vieta. Ten prisikabinau šiaip, čia atsirado vietos, bet manau dar reiks čia kelti viršų ir turėtų daugmaž atsistoti. Aišku, dar reikia pasižiūrėti, kaip diffas stovi, ar tiesiai į dėžę, kad nebūtų labai didelė kampo kardanai. Ir turim privirintą laikiklį. Tai va, Andrius užsuko, greit prisegė. Ir bus galima lėkti jau. Dar ko nepaminėjau, tai buvo užsukęs AK Factor. Skenuoja, daro 3D dalykus, tai nuskenavo visą galą ir gaminsim firewall. Kadangi noriu, kad viskas gražiai šonuose priglustų, nereiktų žaisti su šablonais, pjaustymais, darimais, gadint skaldos, tai padarysim 3D, išpjaus, suprojektuosim čia tokį įdomesnį biškį, gal įdomesnį, gal ne, kažkiek, kad būtų gražiau, o ne tiesiog lygia skalda, tai turėtų būti toks U formos. Toliau norėčiau įsidėti sėdynę vėl, tada pasimatuoti, kur turėtų būti shifteris, rankinis ir galbūt pasidaryti plokštę, prie kurios suksis. Tai reiks dėti sėdynę, pasistatyti dar vairą patogiai pozicijai ir, manau, mesti lauk reguliavimą ir pasistatyti rankinį su shifteriu. Sėdynė vietoj, galim dėti žiūrėti, matuotis, kur maždaug bus. Kaip ir prisimatau, kur turėtų būti rankinis su shifteriu. Ir pradėjau daryti tokią plokštelę. Nevirinsis ant tunelio, tai ant jos bus rankinis shifteris. Iškart pasidarau viską, kad prisisuktų. Ir tada bus galima virinti čia. Pridėjus turėtų atrodyti maždaug taip. Šiaip kaip ir patogu viskas gaunas. Reiks apsivirinti viską, dar pasidaryti skylės ten gale, kad prisisuktų ir galima virinti. Na ką, tai darbai tęsias toliau. Apsivirinta shifterio rankinė plokštė, susitvirtinau, apsišvičiau daugmaž. Atrodo gan neblogai, tvirta, laikys. Toliau. Užsidariau skylės šiandien reikalingas. Čia užsidariau originalią vairolos deskylę ir čia įsivirinau vamzduką tokį. Tai tas vamzdukas yra šitai. Yra šitai vairo traukiai. Čia jisai įsikiš į vidų ir užsimaus guma. Ir nereiks daugiau nieko papildomai labai galvoti. Viskas bus liuks. Toliau pasibaigiau darbus su pagrindiniu daiktu. Tai galai apvirinti, šlicai yra. Padažiau, išmečiau
reguliavimą, kad būtų vienoje pozicijoje. Tai taip ir patikimiau ir nebus problemos, kad bet kada gali vairas nusileisti ar panašiai. Ir visgi priejau prie išvados, kad reikia stakanus persivirinti, nes jie atrodo maždaug taip. Sudubasinti, sudaužyti, nes šita mašina Amerikoje buvo su oru. Tai kadangi netilpo pagalvės, tai kažkas pasistengė. Tai priejau išvadą, kad darysiu kaip originalas maždaug, kad būtų lygu, tiesu, gražu. Ir toliau vis dar kėbulo darbai. Tai manau jau susimatysim kitame epizode. Iki.